Man šita šventė yra pirmiausia tai, kad Socialdemokratų partijos įkūrimo gimtadienis ir tai, kad Socialdemokratų partija bendradarbiauja su profsąjungoms. Ir aš dar palinkėčiau, kad profsąjungų veikla būtų daug aktyvesnė. Ir Danijoje, pavyzdžiui, darbdavys tą dieną žmonės turi ateiti į darbą, nes darbdavys stato alų. Ir tada darbuotojas išgėręs alaus su darbdaviu pasako viską, ką jis galvoja apie darbdavį. Tai tokia diena, tai yra galimybė nepiktai, be jokių revoliucijų, išreikšti savo nuomonę apie šiandienos darbo rinką. Noriu palinkėti, kad šios šventės nuotaika, gegužės 1-osios ir mūsų partijos įkūrimo metinių nuotaika, išliktų visus ateinančius metus, kad mes nudirbtume daug darbų, kurie mus priartintų prie darbo, prie socialinio teisingumo didesnio Lietuvoje. Linkiu visiems Lietuvos žmonėms kuo daugiau darbo vietų, kad neliktų nei vieno bedarbio, kad neliktų nei vieno žmogaus, kuris nori dirbti ir gerai uždirbti. Ir svarbiausiai, kad tai yra priminimas valdžiai, signalas, kad jūs neturit laisvų rankų. Mes sekam jūs, kontroliuojam ir jeigu kas, mes išeisim ne tik tai gegužės 1 į gatves ir tai turi savo rezultatą. Šitą 4 progos švęsti. Motinos diena, partijos įkūrimo gimtadienis, įstojimas į Europos Sąjungą ir galiausiai darbo žmonių šventė. Ji sukviečia visus, kurie dirba, ypač samdomą darbą, apgalvoti savo darbo sąlygas, kartais protestuoti, kartais švęsti, kaip priklauso nuo tų sąlygų. Nes žmonėje taip surėdyta, kad bėdų visą laiką daug. Ir bėdoms spręsti bent vieną dieną metuose reikia turėti tokią, kada visi sueina krūvon ir sutarė. O mes šiais metais bėdas įveiksim solidariai. Štai ką reiškia ta diena. Linkiu, kad darbas visą laiką išliktų pagrindinė žmogaus vertybė ir kad per darbą, dirbant darbe, būtų galima uždirbti oriam gyvenimui. Aš noriu, kad dirbantieji ir jų darbdaviai surastų gerą dialogą ir kad gegužės 1-osios šventė būtų ne tik tada, kada išeinam su demonstracijom ir reikalaujam, bet ir kiekvienam darbe, kad už kiekvieną darbą, kurį dirbam mūsų žmonės, jiem būtų atlyginta. Ir kad gegužės 1 taptų ir darbo šventė, ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo idėjos gimimo dienos paminėjimo diena. Sveikinu su darbo diena ir norėčiau palinkėti, kad baigus studijas kiekvienas turėtumėm darbą. Sveikinam visus su gegužės 1. Linkime gerų atostogų. Linkime darbo, kad jaunimas neišvažiuotų iš Lietuvos, kad visiems būtų gera Lietuvoje, kad saulė šviestų, kad būtų šilta ir malonu leisti laisvalaikį per šventes.